Giedrė. Labas vakaras, rytas, labas rytas, Laima, labas rytas. Kaip jautiesi? Ar pasiruošus baliavot? Ne? Tai pasiruošk. Tai va, aš esu iš tavo etapo mokykla vaikystė, jaunystė, paauglystė, subrendimo periodas ir turbūt visi kiti periodai, kurie yra iki šiol tavo atsitikę gyvenime. Tai va, ką tau pasakyti? Labai lengviau goda, kai kas nors klausimus goda iš tikrųjų. Nu tai šia linksma gaida. Gerai, palauk, aš bandysiu prisiminti, ką nors. Ta sąlyga, kad jūs... O tu atsimeni iš viso, kada pirmą kartą susipažinai su Laima? Susipažinau su Laima pirmą kartą pirmoji klasė. Atsimenu. Atėjo jinai į pradinę mokyklą, į pirmą klasę mano tada. Ir ją tada vargšę mergaitę atskyrė nuo kaimynės Dianos, kurią į kitą klasę patupdė, gretimais visai. Baisu? Tiesa, kaip saulė šviečia. Tai va, tai jinai vargšę mergaitę atskirta nuo tos draugės kaimynės Dianos, visą laiką verkė ir piešė drambliukus. Iki tol, kol mokytoja perkelė į kitą klasę. Tai va, tai tą minutę ir baigėsi mūsų pažintis su Laima. Tada mes pradėjome vėl bendrauti norom, nenorom 6 klasėje, nes mane parazitę tada jau permetė jos klasę. Mūsų klasę panaikino, atsimenu, ir visą dalį vaikų išskirstė. Ir aš papuoliau klasę pas Laimą. Ir tada prasidėjo istorija. Tada nemėgo, kaip jinai manęs. Vajezau, atėjų nebuvau. Engė kaip galėjo. O kaip engė muždavo? Nu, taip. Prasivardžiuodavo visaip negražiai. Vajezau, koks sunkus periodas buvo. Bet kažkaip taip atsitiko, kad mes ten taip be prasivardžiuodamos, besipykdamos susibendravom. Ir kaip susibendravom, taip susibendravom. Po šių dienų. O va, tai... dabar žiūrėk, įdomioji dalis, tai turbūt yra visą laiką. Saulės, kaip nors galvot, ant akmenuko nori atsisėsti. Truputį per toli. Įdomioji dalis visada yra bernai. Tai kaip ten su tais bernais? Prieš bernus tai atsimenu, kai čia su Laima atvažiuodavom po mokyklos baigimo. Ir maudydavomės geldutį į šitam kurdukį. Atsimenu, kai buvo moliniai krantai. Autoriaus pastaba, kad molinių krantų nesimato dabar. Nesimato, jau labai gražu dabar čia, bet tada būdavo. Atsimenu, buvo taip, kad Laima mėčiojas kažkada iš to molio. O kaip ten buvo? Negaliu sakyti, garsiai Laimos tėtis. Tai va. Iš tikrųjų, tai čia labai daug laiko, atsimenu, yra praleista šitoj gražioj vietoj. Čia iš tikrųjų labai faina ir smagu yra vėl ir vėl atvažiuoti ir pabūti. Tikiuosi, Laima vasarą pasikviesi. O su bernais, kaip buvo Laimai, tai atsimenu. Iš tikrųjų, kuris ten jau tas toksai pirmasis buvo, tai negalėčiau pasakyti, nes tų simpatijų turbūt atsimenu, su Laima ir laiškai susirašinėdavom, kai aš būdavau Šiauliuose, jinai būdavo ir čia ir Vainikose, kaip aš vadindavau, ne Vainikuose. Tai va, bet buvo toksai, man atrodo, asmuo Benas. Kiek menu, jisai, man atrodo, iš Vainikų ir buvo. Bet jisai ar prieš, ar po, turbūt jau tos žymiosios meilės rado, tai net negaliu pasakyti. Bet va šitą tai menu. Tęsam. Bitutė. Bitutė. Tai va, tai šitą tai manu, nes šitas atsimenu buvo nuo tų laikų mokyklai. Tu ateisi mane pažiūrėjo. Laima, bet jis tikrai tave pažiūrėjo. Būdavo taip? Prašau komentarą. Ne, jo, tai dar nebūdavo. Tai va. Tai iš tikrųjų, oi. Iš tikrųjų, tada jisai ją pasižiūrėdavo ir atsimenu, kad man atrodo išvyko iki čia gal po 7 klasės, ne po 8 ar 9. O Jėzau, nebesusigaudau metuose. Po išvykos į Palūšę, tada taip vadinamų kokorium susikukavo Laima. Tai
Tai va, tai dalyvavau šitoje, atsimenu. Čia kiek metų buvo? Man atrodo, mes buvom po 9 klasės. Arba po 10. Mhm. Arba po 9. Neatsimenu. Bet va kažkada tada. Tai va, o daugiau tai buvo ten pas ją tų tokių neilgalaikių kiekvienų. Bet manau, kad išsirinko geriausią. Simpatijų. Taip. Atsimenu ir Laimos tą frazę, kurią mėgdavo vartoti mes tik draugai. Bet va, atsirado tas tobulas, apie kurį tu svajojai. O kaip Laima atrodydavo, pavyzdžiui, kai mes jos nepažinojom beveik niekas? Jaunystėj. Gilioj. Graži? Labai visą laiką turėdavo ką pasakyti, guvitak. Tai va, faina. Visą laiką buvo jinai faina. Labai gražiai man patikdavo, kaip jinai pieždavo. Turiu iš tikrųjų jos paveiksliukų, turiu jos akmenukų. Vienas mano mėgstamiausių yra, ant kurio parašyta I regret tomorrow more than yesterday. Iki dainos žodžiai, kuriuos mes kažkada labai dažnai sakydavom, kai būdavom Nidoj. Iš tikrųjų prisimenu vieną tokį surprizą, kurį man iškrėtė Laima ir kuris turbūt yra vienas geriausių surprizų ir įsimins visam mano gyvenime. Tai buvau aš Nidoj. Buvo ganėtinai liūdnas vakaras, nes išvažiavo mano brolis su tada būsima žmona. Truputėlį apsipykė, truputėlį negalavo jinai. Ir taip pat paėmė ir išvažiavo staigiai. Ir aš buvau ganėtinai nusiminus. Su visu savo liūdėsi nusprendžiau, kad reikia jį nuprausti į dušą. Nueinu į dušą ir prausiu aš tą liūdėsi. Girdžiu, kažkas į langus baladoja. O pacanai galvoju bjaurybės. Taigi aš tada visam žydėjime dar buvau. Nu ką baladoja, tai baladoja. Eikit šalin, eikit šalin. Tada tik tai girdžiu Laimos balsas. Iš niekur. Giedrė, čia tu. Tai buvo visiškai iš niekur. Laima žinojo, kad aš esu Nidoj, mes tada ir susiskambindavom, atsimenu, iš mamos telefono. Ir tai buvo visiškai surprizas iš niekur, kur tikrai negalėtum net per menkiausius, tai nežinau, per menkiausius mintyse savo nepagalvotum, kad galėtų jinai paimti ir atvažiuoti. Ir jinai atvažiavo. Tai va, tai turbūt čia dar vienas tas etapas, kuris mūsų Laima visą laiką rišo, tai yra Nida. Mes turim abidvi priklausomybę jūrai. Iki šiol turim išlikusią tradiciją, kai nuvažiuojam prie jūros, viena kitai paskambinti ir duoti tiesioginę eterę paklausyti. Tai tikiuosi, tai išliks visada ir tikiuosi, kad aš važiuosiu daug dažniau nei tu. Tai šia linksma gaida.